1944 m. rudenį į Pušinės mišką Krakių valsčiuje susirinko apie 300 apylinkės kaimų ginkluotų vyrų. Vyko apmokymai, kuriems vadovavo Lietuvos kariuomenės karininkas Vladas Pabarčius. Iš Pakarklių kaimo buvo kasami bunkeriai, daromi įtvirtinimai, veikė lauko virtuvė. Viduryje aikštės plevėsavo trispalvė. Būryje buvo 2 vokiečiai, kurių vienas gabus ginklų specialistas. Kautynių metu jis slinkdavo nuo vieno kulkosvaidžio prie kito, šalindamas gedimus. 1944 m. gruodžio 16 d. rytą Pušinės mišką sovietų kareiviai apsupo iš 3 pusių. Nuo Krakių, Josvainių ir Ariogalos. Kautynės vyko visą dieną. Dar rytą, kai Pabarčius iš savo sargybinių sužinojo, kad rusai pradeda miško apgulimą, pasiuntė 7 vyrus į Paliepių mišką, kur buvo stiprus apie 90 vyrų būrys, vadovaujamas kapitono Kazio Bandžiaus, ir Liepkalnio būrys, vadovaujamas karininko Sibičio. Apie pietus permainingų kautynių metu prie Tika sudegintos Eigulio Venslausko sodybos sukaleno Bendžiaus ir Sibičio būrių kulkosvaidžiai. Jie nepastebėti prislinko prie malkų sandėlio šalia rusų kareivių ir staiga atidengė ugnį. Rusų gretose kilo sumaištis, jų dalinys buvo visiškai sumuštas ir tą dieną daugiau nebepuolė. Pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. Man uždengė akis delnais juodais. Ko gąsdinė mane, kokie pavojai į mano miestą bundantį ateis. Ko gąsdinė mane, kokie pavojai į mano miestą bundantį ateis. Išsaugot reik rudens begarsę tylumą, be bombos švilpesio kraujuotų pelenų. Ateisiu aš pavasario prisegti prie kiekvienų namų, prie durų kiekvienų. Ateisiu aš pavasario prisegti prie kiekvienų